laimingas tuo, kas vyksta dabar ir Mindaugas ten mano šturmanas, jisai visą laiką svajoklis toks yra, įtraukia mane į avantūras visokias. Tai aišku, kažkoks tai VRC automobilis būtų įdomu išbandyti. Gal ir pavyks kada nors. Buvo pasiūlymų tokių su VRC automobiliu važiuoti iš mūsų atstovų Airijai. Kviečia mus sudalyvauti ralyje ten rugsėjo mėnesį. Kas žino, gal pasiseks. Sakykime, su BMW kažką tai gal ir įrodėm. Kitas dalykas, su BMW gali top trejetukė trečias atvažiuoti, bet nieks tavęs ten labai ir nemato. O kai važiuoji su tokia mašina, vis tiek daugiau mato, daugiau pastebi ir patiems noras su Mindaugu. Patiems savo įrodyti, ar galim mes su kiečiausiais kovoti ar ne. Tai Subaru fanai tai gal nepyksta, bet iš tikrųjų su Mitsu galima. Su Mitsu kas atpuola, tai daug darbo atpuola, daugiau galima koncentruotis į patį vairavimą, su jo viskas aišku. Su Subaru tai aišku, su vienu, su kitokiu mes važiavom, su juo irgi įmanoma važiuoti ir yra žmonės, kurie ir su Subariku greitai važiuoja. Ten paimkim Tanaką kokį tai. Jo ir nieks neaplenkia ir su VRC mašina, jeigu jisai su Subariku važiuoja. Bet kaip mūsų vienas draugas Estas sakė, sako, jeigu vienas kosmonautas gali su Subaru labai greit važiuoti, tai nereiškia, kad jūs visi kiti galite su juo labai greit važiuoti. Tai mums paprastesniems žmonėms tai Mitsubishis yra optimaliausias variantas. Aišku, smagu, kai laimi, nes, įsivaizduoju, laukia ir žmonės, ir draugai visi aplinkiniai laukia gerų rezultatų, bet stengiamės savęs neapkrauti savo galvų tokiais klausimais, kad būtinai ir daugiau nieko.